Islandijos sostinėje Reikjavike, prestižinėme universitete, randamas jauno studento Haroldo kūnas. Vaikino akys išluptos, o ant krūtinės išraižyti mistiniai ženklai. Policijai niekaip nepavyksta ištirti nusikaltimo, taigi vaikino šeima pasamdo teisininkę Torą ir buvusį kriminalistą Metjų tiesai išsiaiškinti. Nuodugnus tyrimas atskleidžia šiurpių vaikino gyvenimo detalių. Pasirodo, jis tarsi apsėstas domėjosi magija, okultizmu ir raganų medžioklė. Kuo daugiau šiurpių vaikino pomėgių Tora ir Metjus atskleidžia, tuo studento mirtis atrodo vis paslaptingesnė. Juodoji magija, mistinės apeigos, raganavimas ir kraujas stingdanti žmogžudystė Islandijoje. Pomirtinės apeigos. Yrsa Sigurdardotir.